Sveiki, šiandieną turime Dirichleto integralą vėlgi, tik šį kartą aš norėčiau jį spręsti naudodamas kontūrinį integravimą. Ir kodėl aš taip nusprendžiau padaryti, dėl to, nes vienam matematikos Discorde vienas žmogus paklausė, kaip integruotumėt, jeigu integruotumėt kontūriniu būdu šitą integralą, ir kažkaip susimąsčiau, padariau ir labai patiko, kaip viskas išėjo, ir taip pat labai galima pakalbėti apie kada naudoti singuliariumus ir kada naudoti rezidumus. Tai pradžiai aš nenoriu dabar skaidytis sinus x į jo kompleksinę formą, bet vietoj to, jeigu pasižiūrėsim į pakeltą į x, tai bus kosinus x plus i sinus x. Jeigu dabar padalinsime viską iš x, kasim šitokį dalyką. Ir ką čia galima pastebėti? Galima pastebėti, kad įsivaizduotinė dalis pakelta į x iš x yra lygi įsivaizduotiniai daliai šito. Kosinus x iš x bus realioji dalis, o sinus x iš x bus įsivaizduotinė dalis. Vadinasi, tai bus lygus sinus x iš x. Kas ir yra mūsų integrale. Pasirinkdami funkciją, su kuria dirbsim kompleksiniai erdvėj, mes galim pasirinkti tiesiog funkciją f nuo z lygu pakelta į z padalinta iš z. Ir kai rasim jau tam tikrą išraišką, mes galėsim tiesiog paimti įsivaizduotinę dalį šito ir mums tiesiog išspjaus mūsų sinus x iš x. Jo, tai pradžiai tiek, mes f nuo z dabar apsibrėžiam. Ir tam, kad su kontūru būtų tiesiog šiek tiek paprašiau dirbti, galim pastebėti, kad sinus x padalinta iš x yra lyginė funkcija. Todėl šitą visą galima pasirašyti kaip 1/2 integralo nuo minus begalybės iki begalybės sinus x iš x. Tai dabar dirbsim su šita, dėl to nes bus šiek tiek paprastesnis kontūras. Ir dabar, jeigu brėžimės kontūrą, tai mes brėžimės puslankį. Puslankį štai taip. Ir čia bus r, čia bus minus r. Ir kontūras, žinoma, eis į šitą pusę, į teigiamą pusę. Ir dabar, ką galim pasakyti apie singuliariumus. Susidaro singuliariumas, kai z yra lygu 0. Tai va čia būtų singuliariumas 0. Ir jeigu mes žiūrėtumėm į likučių teoremą, tai galėtum sakyti, kad kontūrinis integralas, čia po c pasižymėsiu šitą kaip didžiąją gamą. Tai kontūrinis integralas po c f nuo z dz bus lygus 2 pi i padalinta iš sumos likučių funkcijos z. Funkcijos z ir, taške dabar z0, sakykim. Z0 šitas taškas bus 0. Su kokia problema mes dabar susiduriam? 0 kaip rezidumas nėra apibrėžtas mūsų šitam puslankyje. Nes jis yra šito puslankio dalis. Matom, kad jeigu integruosim nuo minus r iki r, tai čia, tai 0 skirs tą tašką. Tai tas 0 nebus apibrėžtas mūsų kontūro. Tai reiškia, kad tam, kad paskaičiuotumėm rezidumą, jis turi būti apibrėžtas kontūro, tai mes turėtumėm tada brėžti dar vieną puslankį. Tai čia gausis 2 tokie puslankiai. Tai vadinasi gausis, kad tai yra lygu 2 kart integralas po gamą plus integralas nuo minus r iki r. Čia jau f nuo x galima dx. Ir jeigu padalinsim, tai gausim, kad pi i ir rezidumas f z0, tai taške 0. Bet mums vis tiek dar reikėtų gamą paskaičiuoti. Tai taip reikėtų daryti, jeigu darytumėm su rezidumų teorija, jeigu rezidumų skaičiuot, mums reikia vis tiek apibrėžti tą rezidumą tam tikrų kontūrų uždarų. Bet ką galima dar šiek tiek paprašiau iš tikrųjų padaryti? Tai pastebim tai, kad 0 yra singuliariumo taškas taip pat.
kadangi tai yra singuliarimo taškas, tai ką verčiau būtų padaryti, jeigu mes, ypač jeigu naudojam puslankį kaip kontūrą, tai nuo minus r iki r, tai tiesiog apibrėžti tą singuliarimą. Tai taip, tai čia bus nulis ir čia bus apibrėžtas singuliarimas mūsų puslankio. Ir kuo tai padeda, nes tada integralai šiek tiek kitaip susidėlioja ir mes galim pavadinti šitą mažą singuliarimą kaip mažąją gamą. Čia epsiloną ir čia minus epsiloną. Ir dabar čia jau nebebus rezidumų, nes čia susidarys singuliarimas, bet šitam vat kontūre, kurį mes turim štai čia, rezidumų nebus. Tai reiškia, kad kontūrinis integralas po c nuo z dz bus lygus nuliui, nes rezidumų nėra. Ir iš ko susidaro mūsų kontūrinis integralas po c? Jisai susidaro iš integralo po gamą plus integralas po mažąją gamą plus integralas nuo minus r iki minus epsilon f nuo x dx ir plus integralas nuo epsilon iki r f nuo x dx. Ir ko dabar mums reikia su tais r, tai mums reikia, kad r eitų iki begalybės, žinoma, nes integruojam nuo iki begalybės. Ir epsilon, tai šitam uždarytą singuliarime mums reikia, kad epsilonas artėtų prie nulio. Tai vis artėja prie nulio. Ir kontūrinis žinom, kad integralas yra nulis, nes rezidumų nesusidaro tik singuliarimas. Integralas po gamą plus integralas po mažąją gamą. Ir kai epsilonas ir r nueina iki jų apibrėžtų limitų, šitus sudėję gausim tiesiog integralų nuo minus begalybės iki begalybės f nuo x dx. Nu, tai dabar mums reikėtų suskaičiuoti, kam bus lygus integralas po gamą ir po mažąją gamą. Tai pradėkim nuo gamos. F nuo z dz. Ir žiūrim į gamą. Šitą vat kontūrą. Matom, kad kiekvienas z gamos šitam kontūre gali būti apibrėžtas kaip r kart e pakelta į phi. Tada dz būtų lygu į r e pakelta į phi. F nuo z yra e pakelta į z iš z, tai vietoj z įsistatom ir dz šitas reikšmes. Ir nuo kur iki kur. Jeigu, kadangi tai yra kompleksinis, tai gama mūsų kontūras eina nuo 0 iki pi. Nuo 0 iki pi, tai turim integralą nuo 0 iki pi. Ir tada e pakelta į ir vietoj z įsistatom r e į phi, padalinta iš r e į phi ir tada padauginta iš i kart r e pakelta į phi d phi. Čia pamiršau. Ir dabar šitas ir šitas įsiprastina. Ir mes liekam tik tai su integralu nuo 0 iki pi. I kart e pakelta į r e pakelta į phi. D phi. Ir kaip mums rasti jo reikšmę, tai galim tiesiog panaudoti tą faktą, kad modulis integralo po gamą kažkokios kompleksinio kintamo funkcijos f, tai funkcija, jisai bus mažesnis lygus negu integralas po gamą modulius funkcijos. Tai šitą panaudosim ir mes galim sakyti, va čia uždėti modulį, sakyti, kad tai bus mažiau lygu negu integralas nuo 0 iki pi. Ir tada modulis vidaus, tai modulis i bus tiesiog vienas, modulis e į r per e pakelta į phi, d phi. Ir e į tetą mes įsireiškiam kosinusu ir sinusu, tai turėsim integralą nuo 0 iki pi, e pakelta į r, kosinus phi plus i sinus phi, d phi. Ir čia dar modulį užlipdau. Ir tai yra lygu integralų nuo 0 iki pi. Modulis e pakelta į
r kosinus phi. Dabar, kadangi r kosinus phi yra realusis skaičius, tai e pakelta i kart kažkoks realus skaičius, jo modulis bus lygus 1. Tai čia yra lygus 1 šitas modulis. Ir dabar mums lieka modulis e pakelta minus r sinus theta, d theta. Ir mums įdomu, kai r eina iki begalybės. Tai dabar žiūrim. Sinus phi mes esame apibrėžę nuo 0 iki pi, bet imtinai nuo 0 iki pi sinus phi yra 0. Tai mums blogai, bet jeigu mes phi apibrėšim kaip nuo 0 iki pi su paprastais kliaustais, tai niekas nepasikeis integralo reikšmėje, bet kas pasikeis, tai sinus phi nebebus 0. Ir taip pat šitam intervale sinus phi bus daugiau už 0. Vadinasi, kad kai r nueis iki begalybės, šitas integralas tiesiog nueis iki 0. Ir dabar grįždami čia, skavom, kad šitas nueis iki 0, o šito modulis yra mažesnis lygus 0. Vadinasi, vienintelė reikšmė štai šito integralo yra 0. Mes vis dabar įsiaiškinom, kad šitas integralas nueis iki 0. Tai dabar mums reikia skaičiuoti integralą po mažąją gamą. Integralas po mažąją gamą f nuo z dz. Ir dabar žiūrim po mažąją gamą. Taigi, bet kuris kompleksinis skaičius ant šito puslankio gali būti pažymėtas kaip z lygu epsilon, dėl to nes spindulys į bet kurią pusę čia bus epsilon. Tai epsilon e i phi. Ir tada dz yra lygu i kart epsilon e pakelta i phi. Ir nuo kur iki kur integruojam. Kadangi mūsų kontūras eina iš šitos pusės į tą, tai mes integruosim nuo pi iki 0. Taip dabar pasivertę viską, turėsim, kad tai yra lygu integralai nuo pi iki 0. E pakelta į epsilon e i phi, padalinta iš epsilon e i phi ir dauginta iš i epsilon e i phi d phi. Kad apkeist šitas dvi reikšmes, kad pi su 0 apkeist, tiesiog reikia užlipdyti minusą. Tai čia parašom prieš minusą ir nuo 0 iki pi turim. Dabar šitas ir šitas suprastina, į keliasi į priekį, tai turim tiesiog minus i, integralas nuo 0 iki pi, e pakelta i epsilon e i phi. Ir mums įdomus tas atvejis, kai epsilon eina iki 0. Tai kai epsilon eina iki 0, visas šitas kolepsina iki vieneto. Tai mes turim tiesiog integralą nuo 0 iki pi vieneto, tai turim pi minus 0, tai tiesiog pi, tai šitas integralas po mažąją gamą lygus minus i kart pi. Ir mes jau viską radom. Mes viską radom ir mes turim štai šitą dar nesuskaičiuotą, bet jis ir yra mūsų target. Mums reikia rasti jo reikšmę. Tai dabar persirašę turim, kad 0 yra lygu, šitas yra 0, minus i plus integralas nuo minus begalybės iki begalybės f nuo x dx. Ir perkeldami į kitą pusę turim į pi lygu integralas nuo minus begalybės iki begalybės f nuo x dx. Ir ką mes sakėm apie f nuo x dx? Mes sakėm, kad jeigu imsim įsivaizduotinės dalis, tai būtent ir gausim mūsų sinus x iš x. Tai įsivaizduotinė dalis i ir lygu integralas nuo minus begalybės iki begalybės sinus x iš x dx. Nes jeigu čia imsim įsivaizduotinės dalis, tai būtent tą ir gausim. Įsivaizduotinė dalis šito yra šitas. Įsivaizduotinė dalis į kart pi yra žinoma pi. Mes turim, kad pi yra lygu integralas nuo minus begalybės iki begalybės sinus x iš x dx. O mums reikėjo
nuo 0 iki begalybės ir tiesiog 1/2 viso šito. Tai tam, kad gaut I, reikia tiesiog pi padalinti iš 2 ir gausim pi iš 2. Tai va, taip vat, sudirbom ir čia, man atrodo, ir gerai pasimatė, kada naudota vadinama keyhole. Keyhole, tai kaip rakto skylutė, ta tokia, čia kaip rakto skylutė galima matyti, ir kada naudoti rezidumus. Tai dar šiek tiek apibendrinant, rezidumus reikia tada naudoti, sakykime, turim tokį kontūrą ir turim rezidumus čia, čia ir čia. Bet šitas kontūras, jisai, visi šitie rezidumai yra šitam kontūre. Jie nėra jo, ta prasme, jie nėra einant, pavyzdžiui, palei kontūrą sekant, nėra ant kontūro ašies, bet pačiam kontūre. Tada taip, tada tikrai yra daug paprasčiau naudoti tiesiog rezidumus, tiesiog paskaičiuoti kiekvienam taške rezidumus. Ir kadangi tai yra taškai, tai rezidumus galima paskaičiuoti kaip limitas, kai z eina iki, zk pavadinsim, nes čia, sakykime, bus z0, z1, z2, bet kai z eina iki zk ir funkcijos f nuo z. Ir jeigu tai yra paprastas polius, tai dar tada galima padauginti iš z minus zk, nes tada z minus zk ten įsiprastins ir ten apačioj bus įsiprastins ir tada lieks tiesiog įsistatyti zk į limitą ir paskaičiuoti. Ir dar vienas dalykas labai svarbus, visada, kai skaičiuojam šitus limitus, kai skaičiuojam rezidumus, z pasiversti į poliarinę formą. Tai nebent tai yra koks i. Nebent toks i arba vienetas, tada nereikia. Bet jeigu ten yra, sakykime, šaknis iš i arba ten kažkurio laipsnio šaknis iš i ir taip toliau, tiesiog pasiverskite į poliarinę formą, nes tada turėsite e pakeltų, bus ir paprasčiau skaičiuoti ir tada matysit, kiek polių yra. O keyholes, pavyzdžiui, jeigu turim, kad ten ant i ir dar ten ant sakykime, į ketvirtuoju ir taip toliau bus rezidumai, tai jeigu čia einam iki begalybės, tai šituose taškuose bus labai daug rezidumų. Tai žinoma, visų jų neapskaičiuosim. Tai tada kokiu kontūru reikėtų brėžtis? Tada reikėtų brėžtis tą keyhole vadinamą kontūrą. Tai visas nuo i į viršų tada būtų kaip rezidumas, kaip singularity ir tada būtų galima apibrėžti tiesiog va taip vat. Reiškia, kad eina, bet nepasiekia šito brančo, tai eina aplinkui ir išeina per kitą pusę. Tai tiek iš šitos pusės, tiek iš šitos pusės. Čia jeigu epsilon ir minus epsilon tuos atstumus savadinsim, tai jau rezidumų nebus, bet mums reikės paskaičiuoti epsilon eina iki 0 nuo tuos sudarančius integralus. Tai tikiuosi šiek tiek praklyrinau, kada naudot singuliarimus rezidumus ir rezidumai paprastieji, kaip skaičiuojasi. Aš čia taip gana trumpai ir tiesmukiškai paaiškinau apie rezidumus ir singuliarimus, bet jeigu norit sužinoti, iš kur jie, ta prasme, atsiranda, kaip jų išeina pilnas išsivedimas ir kaip jie skaičiuojasi, tai būtinai pasižiūrėkit William Nesse. Jisai turi visą playlistą kompleksinės analizės ir ne tik. Tai ten labai yra daug informacijos apie visas šitas rezidumų teoremas ir kaip atsiranda tie rezidumai, kaip juos panaudot, kaip juos paskaičiuoti, naudojant Lorento eilutes ir taip toliau. Tai jeigu norit giliau suprast šiek tiek, kaip čia atsiranda ir kaip skaičiuojasi, tai siūlau tikrai pasižiūrėti. Ir šiandien tiek.